Vilkų medžioklės sezonas atidarytas, vilkai sumedžioti, o kaip viskas vyko, dabar ir kviečiu pasižiūrėti. Nemažai tenka pasivažinėti po miškus, bet tokių kelių kaip pas mus miške, nežinau, reikia dar paieškoti. Aišku, problema tame, kad mūsų miškas šitas yra gan aktyviai eksploatuojamas ir daug miškininkai dirba, visą kitą, privatininkai kerta, bet kelių priežiūra, manau, galėtų būti ir geresnė, nes realiai tai keliai tokie, kad su lengva mašina čia iš viso klausimas ar pravažiuosi. O su bent jau 4 varomais, tai šansų yra, bet yra šansų ir užklimpti. Ir čia mes važiuojam ne kažkokiu šalutiniu keliu, bet čia pagrindinis kelias per mišką, vienintelis pagrindinis kelias. Jūs matot kokią būklę. Nežinau, čia blogai, realiai yra blogai. Sakyčiau, būtų šalutiniai kažkokie keliai, tai whatever, nėra ko lysta, negilin, bet tai kaip pagrindinis kelias per mišką ir tokios būklės, ne kažką. Šis vilkų medžioklės sezonas tikrai prasidėjo įspūdingai. Pačią pirmą dieną susiskambinam su bičiuliu Vidu, sakom, važiuojam į plotus, sezonas prasidėjo, reikia pasitikrinti ir tik atvykus į plotus įsidėliojam. Pirmas kaukimas ir mums atsiliepia 7-8 vilkai. Tai buvo kažkas tokio wow, nes tikrai nesitikėjom, kad čia iš pirmo karto taip paeis. Kas nematėt to video, dabar kviečiu pasiklausyti vilkų kaukimo. Nustojus vilkam kaukt, už kokių 10-15 minučių išeina jie mano kolegai šūvio atstumu. Deja, kai būna medžioklėse, vietos pro šoną visada yra daugiau, tai medžioklė taip ir baigėsi. Vilkai buvo, galimybė buvo, bet sumedžioti nepavyko. Sekančią dieną ant karštų emocijų, dar neišblėsusių įspūdžių, vėlgi renkamės daiktus ir keliaujam plotus. Atvykę vėl įsidėliojam tose pačiose vietose. Bandom daryti kaukimą, dėja vilkai atsako, bet ateiti nesiruošia. Tai pasikalbėjom, tikriausiai jie padarė išvadas iš praeitos medžioklės ir pagalvojo, gal tiek to mes pabūsim ramiai, bet pabendraut neatsisakė. Tada po kelių dienų prisijungė prie mūsų dar vienas kolega, važiuojam į plotus, įsidėliojam, viskas, stovim, laukiam vilkų. Padarom kaukimą, nuaidi šūvis. Skambina kolega, sako, tikriausiai pataikiau, viskas gerai, reikia ieškoti. O tenai skirtimas žolė iki va čia. Na žodžiu, nuo žemės nieko nesimato, tai teko
pasiimt droną, pakelt ir surasti vilką. Aš vilką gan greit radau, labai gerai matėsi. Na ir čia jau visi pilni įspūdžių, medžioklė pavyko, vilkas sumedžiotas. Tada pas mane atvyko svečių iš užsienio, kuriems buvau pažadėjęs taipogi parodyti, kaip vyksta medžioklė. Keliaujam į kitus medžioklės plotus, ten vėl randam vilkų. Po kaukimo vilkai gražiausiai ateina, tačiau pozicijos buvo miške, matomumas labai ribotas, tai matėm plaksto tarp medžių ir vienas vilkas išeina ant kelio, pavyksta atlikti taiklų šūvį, vilkas sumedžiotas, kolegoms dėja nieko nepavyko, nors šūvių buvo, bet na ką padarysi, vilkų medžioklė ne pats lengviausias užsiėmimas, būna visai. Po kelių dienų įvyksta įdomi istorija, kolega vyksta į plotus, aš nevykau. Ir skambina man, sako, nepatikėsi, kas buvo. Sakau, pasako. Sako, atvažiuoju į plotus, pastatau automobilį. Mes žinom, kad vilkai niekur nedingo, jie ten juda, laikosi, viskas gerai. Sako, nuveisiu, galvoju, atsisėsiu į bokštelį, pasėdėsiu, gal pro šoną prabėgti. Ir sako, einu, žiūriu ant kelio katinas. Apeinu tą katiną, tas katinas pradeda mane sekti. Sako, einu savo ramiai, maždaug ten jau, kur manom, kad bus vilkai. Sako, žiūriu, kažkas ant kelio šmėžuoja. Pasidedu šautuvėlį, vairausi ir sako, tuo momentu palei pat koją prabėga tas juodas katinas. Sako, streso įvarė ir iškart mintis, o ko iš čia bėga? Sako, atsisuku, žiūriu, 30 metrų ant kelio stovi vilkas. Ta kart šūvis buvo taiklus ir pavyko sumedžioti dar vieną vilką. Ir čia istorija dar nesibaigė. Aš galvoju, okei, mes jau turim sumedžiotus mūsų plotose 2 vilkus, tikriausiai reikia bandyti medžioti ir 3. Pasitikrinam plotus, veiklos vis dar yra, panašu vilkai vietoj ir netyčia man pavyksta rasti tokią įdomią vieną vietą, į kurią dabar kviečiu ir nuveiti pasižiūrėti. Keliaujam, dabar parodysiu kai ką įdomaus, ką pavyko rasti. Tai manau bus visiems įdomu pasižiūrėti. Kažkur tai čia turėtų būti. Bet kaip tokios pievos, tai reikia pasivaikščioti, paieškoti. Na va, kvapelis jau eina. Kauliukų turime čia gražių tokių. Vat, koja viena. Staburkaulis. Žandykaulis. Ir elniokas. Na va, turime elnioką. Klausimas, ar patys pribaigė, ar rado kreitusi, šito mes jau nesužinosim, bet pavyko rasti šitą vietą ir vilkai čia kurį laiko aktyviai maitinasi, judėjo ir aš nemanau, kad jie labai toli nuo šitos vietos yra, nes ten netoli yra kirtimas, kur mes karts nuo karto juos matom, tai jie periodiškai čia lankosi. Esu matęs,
kaip vilkas papjauna elnio patelę. Šitą video netrukus pamatysit, jeigu dar nematėt YouTube, bet kad paguldytų bent jau vienas vilkas raguotą elnę, nesu to matęs, bet kadangi mes žinom, kad čia jų yra gauja, tai gaujai, manau, čia didelių sunkumų to padaryti nekyla. Taigi nusprendžiau, kad reikia bandyti medžioti vilką. Žinau, kad yra kirtimas netoli papjauto elnio ir prieš tai sumedžioti vilkai irgi buvo 1 kvartalo grubiai atstumu. Tai galvoju, nueisiu į kirtimą, atsisėsiu, vis tiek jie turi judėti, bet kokiu atveju yra šansas, kad būtent prabėgs pro tą vietą ar bent jau kažką tai pamatysiu. O kaip man sekėsi, dabar ir pasižiūrėkime.
Tai panašu turim vilką, traukiam prožektorius, einam žiūrėti. Kaip matote, šį kartą pavyko sumedžioti vilką, sergantį niežais. Tai jau antras individas iš tos pačios gaujos, kuris serga niežais. Pagal jo būklę, akivaizdu, kad greičiausiai žiemosis nebūtų išgyvenęs. Niežai tai natūralus populiacijos reguliavimo veiksnys, sergantis gyvūnas praranda kailį, šąla, nusilpsta ir per 3-4 mėnesius nugaišta lėtai ir skausmingai, dažnai spėdamas užkrėsti ir kitus. Tokiais atvejais medžiotojai tampa vieninteliai galintys nutraukti kančias ir sustabdyti ligos plitimą. Tai va tokia ta vilkų medžioklė. Kartais lengvesnė, kartais sunkesnė, kartais ateina į kaukimą, kartais reikia pasėdėti ir palaukti, padaryti namų darbus. Tai visiems, kas bandysit sumedžioti vilką, linkiu užsispyrimo ir kantrybės. O kitiems gražių akimirkų medžioklėse ir iki pasimatymo kitą kartą.